Šiandien iš Irano atskriejo svarbios naujienos. Čia aukšto rango Irano vyriausybės nariai ir pagrindiniai karinio jūrų laivyno objektai buvo taikliai atakuoti Autavai ir Izraelio smūgiais, dėl ko šalyje kilo chaosas. Tai lėmė visišką vadovavimo žlugimą ir sumaištį, kurią galima apibūdinti tik kaip susiskaldžiusią ir desperatišką reakciją, vedusią prie šokiruojančių incidentų, kai Iranas netyčia smogė pats savo. Bandydami atsakyti, pasimetusios Irano pajėgos draugiškos ugnies metu smarkiai apgadino tanklaivį Skilikt. Ironiška, bet šis laivas priklauso Irano ir Rusijos šešėliniam laivynui ir gabeno sankcionuotą Irano naftą. Pranešama, kad buvo sužeisti 4 žmonės, o 20 įgulos narių evakuoti, tarp jų keli Irano piliečiai. Beveik iškart po smūgio pasirodė pranešimų apie dar 2 Irano atakas prieš šešėlinio laivyno laivus tame pačiame jūrų koridoriuje. Platesnis Irano planas buvo visiškai užblokuoti Ormuzo sąsiaurį kaip spaudimo priemonę prieš Jungtines valstijas. Maždaug 1/5 pasaulinės naftos ir SKD srautų eina šiuo siauru vandens keliu. Planuota naudoti jūrų minas prieš laivinių raketų salves ir koordinuotas jūrų bei oro dronų atakas, kaip jau darė Husių pajėgos Raudonojoje jūroje. Nors laivybos apimtys per Ormuzą smarkiai sumažėjo, kai tokie didieji vežėjai kaip Maersk sustabdė operacijas, dauguma trikdžių atrodo labiau atsargumo priemonė, o netinkamai įvykdytos Irano blokados rezultatas. Po pradinio konflikto Brent naftos kaina trumpam šoktelėjo virš $82 už barelį, o maždaug 150 laivų arba inkaravo, arba dreifavo netoli siaurumos, draudikams iš naujo vertinant, ar jie pasirengę prisiimti riziką. Nepaisant to, strateginis šokas, kurio tikėjosi Iranas, taip ir neįvyko nuoseklia forma, uždarimo grasinimus lydėjo atsitiktiniai laivų apšaudimai ir jūriniai pavojaus signalai, labiau primenantys improvizaciją nei struktūruotą blokavimo strategiją, ką patvirtina ir faktas, kad galiausiai Iranai smogė laivams, susijusiems su jų pačių šešėliniu laivynu. Šis nenuoseklumas išryškėjo dėl didžiulės žalos padarytos Irano karinio jūrų laivyno pajėgumams. Autavai pajėgos patvirtino smūgius į Jamaran klasės fregatą Čabaharo karinio jūrų laivyno bazėje, vienas iš palyginti modernių Irano paviršinių kovinių laivų, aprūpintų priešlaivinėmis raketomis, oro gynybos sistemomis ir torpedomis. Palydovinės nuotraukos iš Konarako karinio jūrų laivyno bazės atskleidė didelę žalą jūrų infrastruktūrai ir keliems kitiems laivams. Prezidentas Trumpas viešai pareiškė, kad visi 11 Irano karinio jūrų laivyno laivų buvo sunaikinti arba nuskandinti, taip pat smarkiai apgadinta karinio jūrų laivyno vadavietė. Visiškai sunaikinus visus į priekį dislokuotus karo laivus dar prieš jiems pradedant blokados operacijas, buvo efektyviai neutralizuota matomiausia Irano jūrinė atgrasimo priemonė. Tuo pat metu bendra Autavai ir Izraelio operacija sudavė triuškinantį smūgį centralizuotai Irano vadovybei. Pranešama, kad tiksliniai smūgiai Teherane pašalino aukščiausiai lyderį Ali Khamenei kartu su daugybė aukšto rango karinių ir politinių veikėjų, įskaitant Jergeitsei vadą Mohammadą Pakpourą, gynybos ministrą Amirą Nasirzadehą, ginkluotųjų pajėgų štabo viršininką Abdul Rahimą Mousavi ir kitus aukštus pareigūnus. Buvo smogta vadavietėms, vyriausybės pastatams ir pagrindinėms karo akademijoms. Izraelio ir Autavai šaltiniai apibūdina beveik vienu metu per kelias sekundės įvykdytus smūgius, kurie nukirto Irano vadovybės viršūnę, o simbolinis juodos gedulo vėliavos iškėlimas Mašhade Irano pusėje pabrėžė šio praradimo mastą. Šių tikslingų likvidacijų operacinės pasekmės akivaizdžios, Irano atsakas atrodo fragmentiškas, reaguojantis ir kartais net žalingas pačiam savo. Vietoje apgalvotos Hormuzo sąsiaurio blokavimo kampanijos Teheranas skelbia perspėjimus, paleidžia padrikus raketų ir dronų smūgius bei klaidingai identifikuoja taikinius, kaip matyti iš tanklaivio Skilikt incidento. Laivybos sutrikimai buvo dramatiški, bet taktiškai nestruktūruoti, o bandymas pademonstruoti kontrolę ir Irano planas, kaip atsakyti į JAV-Izraelio atakas, vietoj to atskleidė visišką režimo Teherane kontrolės praradimą. Strateginių lygmenių tarp skirtingų pajėgų koordinacija atrodo tokia pat įtempta kaip ir karinėme laivyne, Islamo revoliucinės gvardijos korpuso, reguliariosios armijos ir jūrų pajėgų daliniai veikia nesinchronizuotai. Užsienio reikalų ministras Abbasas Arakši iš tiesų pripažino, kad kai kurie daliniai veikia be kontrolės ir yra izoliuoti. Nors gali egzistuoti atsarginiai mechanizmai, panašus į iš anksto deleguotus atsakomųjų veiksmų įsakymus, tokie griežti atsakai negali pakeisti gerai veikiančios vadovybės.
Susidūrus su technologiškai pranašesne Huawei Izraelio koalicija, turinčia oro dominavimą ir greitus taikinių nustatymo ciklus, būtinas lankstumas, o susiskaldžiusi Irano vadovybė nesugeba sukurti nuoseklios eskalacijos. Bendra Irano situacija rodo destabilizaciją, sunaikintos jūrų pajėgos, nukirsta vadovybė, o atsakomieji veiksmai nenuoseklūs. Pranešama, kad net naujai paskirti vadai, pakeitę pašalintus pareigūnus, patys buvo taikiniai per kelias valandas, taip dar labiau didindami sumaištį ir slopindami ryžtingus veiksmus. Vietoj kontroliuojamo pasipriešinimo demonstravimo Irano veiksmai rodo režimą, besistengiantį išlaikyti sanglaudą nuolatinio tikslaus spaudimo sąlygomis. Dėl to tai, kas turėjo būti didžiausias pranašumas, asimetrinė įtaka per Hormuzą, vietoj to atskleidė struktūrinį trapumą pačioje Teherano karinės mašinos šerdyje. Galiausiai, oficialiai pradedame savo pavasario išpardavimą. Vos nuo $4.99 gausite prieigą prie necenzūruotos kovos medžiagos, kurią naudojame kiekvienoje ataskaitoje, taip pat prie visų svarbiausių įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. 3. Atrakinsite mūsų Timelinę Builder įrankį, 1A pasaulyje dirbtiniu intelektu paremtą sistemą, sukurtą realiu laiku susieti naujienų taškus. 4. Ir svarbiausia, gausite prieigą prie mūsų pažangių naujienų analizės įrankių, kurie suteiks išsame įžvalgą apie naujienų ciklą, detalę istorijų nuotaikų analizę ir tendencijų stebėjimą, kad atskleistumėte svarbiausias temas ir įvykius. Ir galiausiai, bet nemažiau svarbu, gausite prieigą prie visų mūsų išskirtinių strateginių atnaujinimų apie karą Ukrainoje. Jei norėjote paremti mūsų veiklą, bet dar neturėjote progos, dabar yra puikus metas prisijungti ir iš tikrųjų prisidėti. Tad spauskite nuorodą aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie prisijungė, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.